Sveiki, bičiuliai. Šiandien ant tokio lavoniuko užpuolėm, tai dabar istorija jums. Žodžiu, telefonu kaip visada, viskas gerai, rida 188 tūkstančiai, modelis Volvo V60, atvažiuokit, žiūrėkitės. Atvažiuojame į vietą ir ką randam? Randam, kad aikštelės pačiame kampe, nugrūsta stovi ta Volvo, užstatyta kokiais dar 30 čia automobilių, taip kad jeigu su jie pravažiuotų, tai pusę dienos, kol viską prasistumdysi, kad jie išsivaryti. Nu, nesvarbu. Nueinam į vietą prie juos ir matau, apaugusi bičiuliai, žaliem, nežinau, daugiau nei pusę metro tokiem. Nu, jau faktas, kad stovi ilgai. To, aišku, niekas nepaminėjo telefoną. Prasidarom kapotą, prisijungiam aparatų, žodžiu, starteriui, generatoriui, akumuliatoriui tikrinti. Sėdu į saloną, noriu užkurti automobilį. Bandau užkurti, niekas neužsikuria, reikia boosterio, nes akumuliatorius išsikrovęs. Nu gerai, kol pardavėjas suveikė, žodžiu, boosterį, pradedu žiūrėti saloną ir matau, kad pagal salono nusidėvėjimą, o tokių Volvo tikrinės ne vieną ir ne 10, žinau, kad ties tokia rida kaip 188 tūkstančiai, salonas taip neturėtų atrodyti, vairo nusidėvėjimas toks neturėtų būti, pedalų nusidėvėjimas toks neturėtų būti ir taip toliau ir panašiai. Pirmi mano žodžiai ištarti kolegai buvo, praktiškai garantuoju, kad bus atsukta rida. Nu žodžiu, atneša boosterį, užsikuriam automobilį, variklis purtosi, dirba netolygiai, po kokių gerų 5 minučių kaip ir prasidirbo. Nu jau nieko gero, žodžiu. Pradedam žiūrėti toliau ir randam tokius dalykus, kad prie turbinos ties sujungimų tepaluojasi, variklio apačia visa tepaluose, vairo stiprintuvas praleidžia, kas ten dar buvo, purkštukai berods šlapavo. Nu žodžiu, tų problemėlių, kaip sakant, nemažai. Pradeda kolega irgi tikrintis kėbulą, randam, kad kėbulas turėjęs avariją, prišpakliuoti abudu sparnai, kapotas, vienos durelės vairuotojo pusės priekinės. Toliau prisijungiu diagnostiką, pradedu eiti per gyvus parametrus. Nu ir čia, ką bičiuliai, aš jums sakiau, tas ir pasitvirtina. Rida atsukta ir ne 188 tūkstančiai tikra, o 302 tūkstančiai kilometrų. Tos Volvelės variklis 1,6 litriuko, tai tie 302 tūkstančiai jau, kaip sakant, daro savo, todėl nenustabu, kad variklis nedirba tvarkingai, purtosi ir kiti niuansai jam jau yra prasidėję. Taip kad, bičiuliai, šitą skelbimo nuorodą prikabinsiu po šio video komentaruose nesąžiningi automobilių pardavėjai ir įmonės Facebook grupėje. Na, o jeigu tu pažiūrėjai šitą video iki galo, tai neužmiršk pasidalinti, paspausti like bei paspausti follow, jeigu dar to nesi padaręs. Ir neužpulk ant šito lavoniuko. Ačiū visiems uždėmesi ir iki kitų susitikimų. Taip, ant skydėlio 188, iš tikrųjų 302 tūkstančiai rida. Prasukta kiek čia? 114 tūkstančių.